šiek tiek, ar skersadė, ar ką, įsivaizduoja, ateina į Rūbinę per ilgą pertrauką Kleiza, Pačėsas ar Kurtis. Žiūrėsim, ar bus tų fizinių bausmių, ar ne. Sveiki visi, dar viena Lekšo prognozių savaitė, bet kaip ir minėjau, pastarasis kelias savaitės, kad šiek tiek formatas pasikeis. Šį kartą turėsiu svečią, tas svečias puikiai visiems pažįstamas Vaidas Čeponis. Laida bus ne kas savaitinė, laida bus maždaug kas mėnesį, skirta tiesiog apžvelgti tai, ką mes per mėnesį nusišnekėjome, ką labai gerai pataikėme savo kanaluose. Taip kad Čeponis pas Lekšą, sveikas Vaida, ir ką šitas 108 podcastas Lietuvoje mums duos. Taip, labas Jonai, sveiki visi oranžinio sviedinio mėgėjai, tik įspėjau, kad mano paslaugos nebus kokybiškos ir šitam podcaste, bet, kam dabar lengva, gal pakentėsi, tikrai, manau, duos gal kažkiek ir kokybės, minimaliai, mes tenksime su Jonu giliau analizuoti rungtynes, aišku, aš gal nevengsiu nuvalkėtų ir medinių bajeriukų ir tikiuosi, kad visiems patiks. Kokybės, sakai, duos, bet kaip tavo dabar laisvalaikis, kaip tavo dienos, bedarbio dienos? Girdėjau, šiaip kažkokį darbelį jau susiradai, greitas tu? Taip, 7bet nacionalinė krepšinio lyga pasiūlė komentuoti rungtynes, nenori, kad aš numirčiau iš bado, bet man, kai neturiu pinigų, tikrai yra į naudą ir manau, kad svorio numesiu. Geras honoraras. Tikrai neblogas ir jis gal dar didės, bet kadangi pinigai gadina žmonės, aš stengiuosi kartais ko mažiau uždirbti. Bet klausyk, tu važinėsi po miestelius, ar dabar bus viskas iš Rūbinės, kaip sakoma, komentuosi? Nes čia kaip naujos lokacijos tavęs laukia telšiai. Taip, ir iš studijos, ir važinėsiu, nes tikrai LKL, aš sakyčiau, gal per daug važinėjimų, jau pavargdavau grįžinėti naktim, o čia taip saikingai netgi aš galėsiu pasirinkti, bet norisi kažkur išvažiuoti iš Vilniaus, prasivedinti, prasibesdėti, o ne visą laiką sėdėti studijai. Jo, bet palikim tą turbūt LKL etapą, tavo praeitį jau viskas turbūt daugiau mažiau iškalbėta ten buvo, bet iš esmės aš įsivaizduoju, kad tu krepšinį seki, domiesi viskuo. Taip, kažkiek buvau pavargęs nuo krepšinio, dabar šiek tiek pailsėjau, bet vis tiek peržiūriu gausybę rungtynių ir turiu daugiau laisvo laiko, bet aišku, į kraują tas įaugė, žinai, pavargsti. Vieną dieną nepažiūri interneto ar rungtynių ir vėl pasilgsi to krepšinio. Tai pereisim vėliau, man atrodo, mes kažkiek irgi bandysim pasivaržyti sezono metu, paprognozuoti tiksliais rezultatais, išsirinkti savas rungtynes, tai bus mūsų kasmėnesinė rubrika, bet prie to prieisim vėliau, kažkiek pakalbam apie tas aktualijas, kadangi turėjom labai rimtą savaitgalį ir galvoju, kad reiktų pradėti nuo derbio, vis tiek tave nustebino toks Vilniaus derbio baigties rezultatas? Tikrai nustebino, bet noriu pasveikinti tave. Žinau, kad tu prognozavai Vilkų pergalę, šėlinį kartą grįvau veidų į purvą. Tik matai, apsimetu ekspertų iš tikrųjų, tai... prie to perėsim, žinokit, aš turiu... Rytui prognozavau pergalę, čia viena iš didesnių nusišnekėjimų, po to perėsim, bet mane, žinai, tikrai nustebino Bekavano Vilkai ir tai prastai pradėjo, tragiškas buvo nepataikymas, ypač per pirmą kėlinį, galim sakyti, ir per antrą, ir kaip jie perlaužė rungtynes ir kaip Rytas sustojo, tikrai buvau nustebęs, labai geros rizikos prie tubelio, 0-8 tritaškių ir aš sakyčiau, čia gal buvo, įtariu, gal Ryto trenerių klaida, kai dažnai treneriai sako žaidėjim, jeigu tu laisvas, tu mesk. Ir aš manau, kad ir kiek būtų jau laisvas tubelis, jau reikėjo nebemest, nes tiesiog tie jo tritaškiai irgi skandino Rytą. Žibėnas dar pripažino, kad čia turbūt ir mano klaida, kad aš to neakcentavau treniruotėse, kad jeigu tau nekrenta, tu gal rinkis kitą variantą. Ir man buvo labai keista, kad tubelis prieš save turėdamas minutą, jisai tiesiog laidė tos tritaškius ir daužė lanką. Ir jau mes pernai kažkaip kėlėm antakius matydami, kad jisai Klaipėdai pataiko 31%, kas nėra labai geras pataikymas, bet jau sakėm, kad čia kaip tubelių geras. Tai šį sezoną jo pataikymas, man atrodo, dabar gal 6 tritaškiai iš 36 įkritę per visas lygas. Tai katastrofinis pataikymas ir tai tubelį labai riboja nuo to, kad jisai
labai tolygiai perėti Eurolygos lygį. Mes kalbam, kad tai yra Eurolygos kalibro krepšininkas, bet jeigu jis nesusitvarkys metimų, jis 4 numerį Eurolygui nepažais. Taip, ir aš galvoju, kad noriu pasakyti mintį apie Tubelį. Ir manau, gal verta jam pasisamdyti tikrai metimų trenerį, pažįstu Gintautą Vilką, buvusį Vilniaus statybos, fantastišką sniperį, kuris dirbo ir su Augustu Marčiulioniu, Vaidu Kariniausku, Donatu Motiejūnu, netgi man persiuntęs dalį, kaip Brazdeikiui pagerinti metimą, kuris ten blogai laiką, kaip kam blogai koja susidėlioja. Aš tą buvau persiuntęs Evaldui Beržininkaičiui ir po to kažkaip tikrai bent jau patarimai raštu buvo ir labai buvo pagerėjęs Brazdeikio metimas. Aš galvoju, tai neatsitiktinai. Tai va, nes tikrai, manau, būtina, nes komandų treneriai, jie negali visi parodyti, kaip mesti, ar ten kažkam kaip nugarai krepšį žaisti. Tai yra tie individualių įgūdžių treneriai, bet aišku, kai kurie treneriai kokybės trūksta. Ir kalbėjau su kai kuriais specialistais, kad ne visi kokybiškai paslaugas atlieka. Yra tokių, ne tik tais tarp komentatorių. Ne tik tarp komentatorių. Bet iš esmės, bet Tubelis, matai, jis Amerikai labai daug buvo ir jisai ten ties metimų daug dirbo. Žinai, būna tokių žaidėjų, kur kad tai kiek tu bedirbsi, tau niekaip padarys to metimo, kai tau 20 metų plus labai sunku keisti metimo techniką. Tai... Nelengva, bet va ir tas Gintautas Vilkas mano minėtas sako, kad tikrai įmanoma, aišku, ne 100%. Tubelio problema viena, aš jau pastebėjau, kad jis ir mesdamas baudą užsimiršta ir nepalieka ištiestos rankos, per greitai ją atitraukia išleidęs kamuolį. Tai, kad įmanoma pakeisti metimo, turbūt geriausias pavyzdys, ne tai, kad metimo pakeisti, bet procentus pakelti yra Kristupas Žemaitis. Jisai yra turbūt vienas daugiausiai vasaromis dirbantis individualiai krepšininkų, bent jau LKL. Ir kiek jisai daug darbo įdeda, matosi tie procentai grinai tose rungtynėse. Tai Žemaitis realiai trečiam kėlinys tais 3 tritaškiais pailiui pakeitė rungtynės, Kauno nebuvo, bet parodė Žemaitis dar kartą, kad jisai toj komandoje Wolves, jisai yra geriausias lietuvis šiai dienai ir jisai nusipelno žymiai daugiau minučių. Čia mano mintį nutraukė techninės sklandumai, mano marškinėliai nesilaiko tiesiog šitoje studijoje, tai Reunion pakabinti į šoną, bet kitą kartą pasipuošim savo studiją. Tai gali duoti man į rankas, aš gali palaikyti, ne? Laidos metu. Dėl tų rungtynių, gal ne pats esminis faktorius, mane nustebino silpna Gyčio Radzevičiaus gynyba. Aš žiūrėjau per televizorių, atsisukinėjau epizodus, kaip jisai pamesdavo, užsižiedavo į kamuolį, Taylorui leisdavo lengvai kirsti, kaip jį lengvai užcentravo Tarmanas. Man buvo toks keistas dalykas, aišku, kiekvienam pasitaiko klaidų, koncentracijos klaidų. Kitas dalykas, Greivsas su Kaulu surinko po vieną naudingumo balą, Greivso sprendimai, lipimai į medį, nepataikymas tritaškių tikrai turėtų Ryto gerbėjams kelti nerimą. Tai ne veltui klubo vadovai pradeda kalbėti netgi garsiai, kad jeigu atsiras tokia situacija ir net paminė, kad Markusas Fosteris visada yra variantas, nes realiai Greivsas yra kitos pozicijos žaidėjas, bet jis atvyko į Rytą būti lyderiu, būti Markusu Fosteriu naujoju, tai iki to labai toli gražu ir Rytas šį sezoną Inokas tikrai neduoda to, ką duodavo Echodas, Flegas neblogai pritapo, galvojau bus blogiau, bet tikrai tai nėra Goramo lygio žaidėjas, tai tikrai Rytas, nors ir sezonas jiems prasidėjo neblogai, parodė tos rungtynės su Vilkais, kad tų problemų yra, o pas Vilkus tai, man atrodo, labai akivaizdus rezervai, dar Arnoldas Kulboka pasijungs po lango. Wow. Ir man, bet keista buvo ta radikaliai pasikeitusi rungtynių eiga. Per pirmus 2 kėlinius aš stebėjau, galvojau, Vilkai pavargė, jie taip vangiai grįžinėjo į gynybą, net Jogėlą. Žiūrėjau, bėga Ristelė, jo žmogus ten pro šoną eina, ar net kiti Vilkų krepšininkai. Ir atrodė, kad jie, kažkokie yra pavargę. Bet transformacija vyko neeilinė, iš tikrųjų antroji pusė. Aišku, viskas paprasčiau, kai vieni įmeta, kiti neįmeta ir tų jėgų atsiranda. Vilkai tiesiog pirmoji pusė iš pakrepšio nieko nepataikė. Tayloras laisvas 3 kartus iš pakrepšio prametė 1 iš 8. Tai turbūt apie šitas rungtynės dar turi kažką pridėti? Turiu, bet tiek to, yra kitų įdomių temų. Daug įdomių dalykų ir man atrodo dar Žalgirį reiktų paliesti. Praėjusią savaitę Šaras buvo sugrįžęs į Kauną ir ta pergalė tokia. Iš Žalgirio pusės viskas prasidėjo sezonas labai gerai, bet kur tu dabar matai tas didžiasias problemas? Aišku, didžiosios problemos tai yra puolimas. Asistai nėra svarbiausias statistikos komponentas, Žalgiryje yra daug gerai žaidžiančių 1 prieš 1, bet manau, kad per mažai yra kamuolio judėjimo.
judėjimo. Manau, kad Walkeris kažkiek išbalansavo komandą, trejos jo rungtynės 3 pralaimėjimai, jis individualiai yra žvėriškai stiprus, atletiškas, šoklus, gali perimti kamuolių, bet man krinta akis, kad jis labai nekomandinis žaidėjas. Jis nori susirinkti asmeninę statistiką, aišku, ir grįžti NBA. Ir aš pastebiu, kai jis gauna kamuolį, bet yra, kad žaidė krepšinį, supras, toks iš ankstinis užsiprogramavimas, kad tu žaisi pats. Ir jis net nuleidžia, kartais pastebėk, nuleidžia galvą, jis gauna kamuolį ir nematai, nuleidžia, kaip sporto mokyklose prašo vaikų nežiūrėti kamuolį, kaip jis net kartais nuleidžia galvą ir bando verštis ar mesti. Ir jeigu tikrai jau atsitrenkia į sieną, tik tada jis ten nusimeta kamuolį. Nematom daug tų epizodų, kad jis 2 pritrauktų, nusimestų ir plus šlubuoja. Jį išskautins greit. Į kairę prasiveržimas, jis nesiveržia iki galo, kad atsispirtų dešinę, o mestų kairę. Jis į kairę, jeigu veržės, tai gali mesti flauterį. Tai... Aš nesutinku. Walkeris Žalgiriui išsigelbėjimas realiai yra, jeigu jis būtų iki sezono pabaigos. Ir dėl ko jisai vieną žaidžia, man atrodo, visą tai stato Trinkieri, jisai duotų tą kamuolį, bet tiesiog tik gauna Walkeris kamuolį savo rankose, visi sustoja plačiai, ką tai savo, kad yra atgautas nurodymas Walkeriui, kai tik tai tu žaidi 1-1, žaidi 1 iki galo. Jeigu ateina pagalbos, tada žiūri, kam išsimesti. Ir tas mačas su Fenerbahče, galima sakyti, kad kažkiek išderino komandą, kadangi Sirvydis su Brazdeikiu žaidžia mažas atkarpas, bet man atrodo, čia daugiau yra trenerio problema negu žaidėjo, nes toks žaidėjas kaip Walkeris paskutinį kartą Žalgiryje tokio lygio perimetre krepšininkas buvo Sonny Vimsas. Kito geresnio nematau. Taip, bet aš galbūt tai, ką matau dabar per tas 3 rungtynes, taip, galbūt jis įsivažiuos, gal pagerės komandos rezultatai. Kaip tik norėjau, tu gerai užsiminė apie Sirvydį Brazdeikį. Brazdeikis ėjo labai solidžiai. Sirvydis pakilęs nuo suolos sužaidžia gerą atkarpą ir jie sodinami ilgam laikui. Kai paskui atrodo išeina praradę šiek tiek ritmą, gal kiek ten sušalę ir įtarimų, Trinkieri, kai kurie keitimai tikrai man sukelia. Ne, iš esmės, jeigu aš būčiau nelietuvis, mane reiktų komentuoti ir vyktų kitos Eurolygos rungtynės, tai Žalgirio nežiūrėčiau. Kaip Linas Kleizas sakė, kad yra visiška gimdykla tas puolimas, tai tikrai Žalgirį sunku žiūrėti. Aš atsimenu, pas Kazį Maksvytį buvo jau daug tų puolime problemų, bet buvo Kinas Evansas, kuris daug dalykų išspręsdavo. Dabar Francisko yra, bet Francisko žaidžia tik vieną kėlinį, čia yra didžiulė šito žaidėjo problema. O iš esmės tas kentėjimas nuo gynybos, tokio biudžeto klubo aš įsivaizduoju, kad taip ir turi daryti, bet puolime man trūksta variantų. Buvo prie Kazio Šmitas, kuris pick and popus žaisdavo, būdavo Biručiui įvedamas kamuolys, dabar viskas vyksta per viršų ir Žalgiris tiesiog tokio talento individualaus neturi, kad 1-1 žaisdami jie galėtų Eurolygui kažką nustebinti. Ir keista, Trinkieri beveik neišnaudoja Biručio nugarą į krepšį. Visiškai neišnaudoja. Maksvytis, tai buvo vienas Žalgirio ginklų. Birutis, žaisdamas nugarą, jis ten neturi to bulingų daug judesių arsenalo, bet jis tiesiog su užpakalį nusistumė, susikuria biškį erdvės, atsiduria ir tik krepšį ir tą savo puskabliuką įmeta. Tas dalykas, keista, bet neišnaudojam. Ir čia tas mačas buvo, kur parodė, kodėl Šaras vis dėlto yra tas treneris, kuriam moka 2 milijonus klubą ir kviečiasi tokie kaip Fenerbahče į finalo 4 pretenduojantis, kodėl net Trinkieri toks yra, kurį mes irgi labai rimtai vertinam, bet Šaras neturėjo žmonių. Tu žiūrėk, neturi Boldvino, neturi Vilbekino ir neturi Holo. Tai 3 pagrindiniai vienos linijos žaidėjai. Tai iškrito Biberaučius iškrito. Tai dabar išimk į Žalgirio Gedraitį, Brazdeikį ir Francisko. Tai kas tada bus? Jau Trinkieri dabar dūsavo, kad Smailagičiaus neturi. O Šaras labai ramiai viską įpausta per Nigelą Heizą Deivisą su Arturu Žagaru, kuris LKL dar pernai žaidė. Tai, sakau, Šaro genialumas pasirodė visų gražumų, jis pamatė, kad mes neturi ginklų kaip kitaip atakuoti. Ir visiškai sutvarkė Kaune, kad Žalgiris ten grįžo tam 3 kėliny, bet realiai Fenerbahče kontroliavo. Taip, manau, Šaras tikrai pergudravo Trinkieri. Šaras tas, kur labai išnaudoja tos mismečius pranašumo situacijas, o čia daugiau, grinčiama žaidimų 1-1. Aišku, Trinkieri žino, kad Francisko veržys fantastiškai. Ten žino visi, kad į dešinę dažnai eis, bet net nespėja užtverti dešinės dėl jo staigumo. Dabar dar atsirado Walkeris 1-1. Brazdeikis gali bet manau, kad gali Žalgirį tikrai išgliaudėti. Juolab Francisko yra labai vidutinis sugebėjimų metikas iš toli, tai
Čia gali kilti problemų. Aišku, gali ir viskas sutvarkyti. Aišku, priminė tą pradžią tokius auksinius gerus Žalgirio laikus, priminė Šaro tą Final Four sezoną, dabar 3 pralaimėjimai iš eilės, bet ta turnyrinė lentelė padėtis visai nebloga, tų auksinių taškų išvykose pasimta neblogai, tai Žalgiris turi prabangos sau leisti mokytis toliau, tų žaidimo taisymų tikrai yra ir tas geras rezultatas kažkiek paslėpė tas bėdas žaidime. Apie Žalgirį dar, manau, prieisim, kai kalbėsime apie kitos savaitės tos įvykius su Panathinaikosu. Ir dar tokia paskutinė turbūt aktualija, kas įdomiausia, irgi čia galėsim automatiškai perėti ir prie tų prognozių šitoje vietoje. Tavo draugų rinktinė klijuojama. Rimo Kurtinaičio ir Tomo Pačieso. Kaip tau atrodo, bus gerai su Šiaurės Makedonija? Kaip 12-ukas tau? Tai va, šiandien Delfi 7bet krepšinio zono irgi apie tai diskutavom. Klausiu, kodėl Beliauskas ir Paliukėnas, man šiek tiek nustebino, kodėl ne Matas Jogėla, tas truputį nustebino dalykas, bet čia nesminiai dalykai, jie nebus ten labai, manau, svarbu žaidėjai. Tai sakau, ir nebus su Paliukėnu kaip su Mažučiu kažkada, kaip paėmė Kurtis, sakau, jis neturi patirties, taip, jisai žvėriškai gynas 1-1, labai gerai veržėsi, greitas, bet nepataiko iš toli ir planuoja jį panaudoti, jeigu ten siautės Dimitrijevičius, jeigu žais ant... Dar Šorcas gal atvažiuoja, dar neaišku. Taip, tai... Nes nežino Tomas Pačiesas? Nežino, bet gal Dimitrijevičius ir nebus pirmosios rungtynės, jis taip gal kažką vieną ausim girdėjo, nes Milanas žais Eurolygoje. Sudėtis tikrai nebloga, optimaliausia, ką buvo galima išrinkti dabar, kurie geriausios sportinės formos. Bet aš sakyčiau, kad tikrai bus nelengva, gal nežinau, po to perėsim, nes Makedonai turi ne tik Hapą, ar turės Dimitrijevičių ar Šorcą, bet ir dauguma kitų žaidėjų žaidžia tam pačiam Skopjės klube, yra susižaidę ir, sakau, dabar visi tą moka žaisti krepšinį. Ypatingai įsivaizduoju, spaudimas yra užsideda, nes tu negali pralošti Makedonams, nes čia tau sprendžiasi kelialapis, prisideda spaudimas, kitas dalykas, naujas treneris, tu vėl nežinai, ko tikėtis. Ir tie langai, jie visada yra specifiniai, labai stipriai keičiasi Makedonų veidas. Jeigu būtų Šorcas su Dimitrijevičiumi, sakyčiau, Lietuva net nėra favoritė, nes tai, kaip atrodo Šorcas Eurolygoje, yra tiesiog fantastika, nestabdomas žaidėjas, kad ir kas prigintų, čia Paliukėnai nepadėtų, neišgelbėtų, jeigu Šorcas būtų Dimitrijevičius. Mes matėm, ką jis per praeitą langą išdarnėjo 30 plus taškų vidurkis, metai iš bet kur pataiko viską. Tai sakau, jeigu šitie du žaidėjai būtų, Lietuva nebūtų favoritė. Nesutikčiau, pasakysiu gal paradoksaliai, kad jiem gal Hapas, ten tarkim, nežinau, gal kartais net naudingesnis būtų nei Šorcas, nes jie aukšto žmogaus neturi pajėgaus. Hapas gal po 30 naudingumo balų per pirmas 2 rungtynės, jis atvažiuoja nepavargęs, Valensijoj ten negauna labai svarbus vaidmens ir daug laiko, bet jisai ir kalbėjom šiandien su Pačiesu, aš manau, kad reiks dvigubinti, jisai Pačiesas, sakau, nesutinku, sako, Echodas apsigins 1-1, sako, jis turi stiprų kūną, sakau, ne, pusiau gal stiprų, bet prieš Hapą gali tek dvigubinti ir Makedonam tai yra, super svarbu žaidėjas. Aš tikrai nebūčiau Masiulį ėmęs, jeigu Hapas yra, Masiulis man nereikalingas. Masiulis yra 2-5 numeris kitoks, kaip jie pasako. Tai gal 4 eilėje? Matai, yra Ąžuolas Tubelis. Tai jis tau gali dengti 2 pozicijas. Jeigu tu nori kitokio 5, tu stumi Tubelį 5 poziciją ir tu turi 5 mobilų. Jis be problemų padengtų. Ir kai yra toks Hapas, aš suprantu, kad Echodas, jie bandys gintis 1-1 be pagalbų, bet Echodas nėra gynybos žaidėjas. Tai tokį centrą, kuris tau sustabdytų, tu galėjai laisvai pasikviesti vietoj Masiulio Martyną Sajų. Ir tu stumk, nes stumės Hapas Hapas neturėtų šansų prieš Sajų. Labai įdomi iš tikrųjų mintis ir gal teisinga mintis. Kitas dalykas, kur čia dažnai tokia filosofija, mes dažnai šnekamės vos ne kiekvieną dieną, kad reikia dengti visus, nereikia jokių rizikų. Aš manau, kad ne, nes kartais vis dėlto reikia, jeigu tas nemetikas kažkoks greblerankis pataiko 2 iš eilės, ten trajakus, tada taip. Tada jau reikia tą keist gynybos sistemą. Kur čia daugiau filosofija, mažai beveik be rizikų. Tai...
Bet šiaip įdomu, kaip viskas atrodys. Kurtinaitis pačias ant suolo, vasarą gal prisijungs ir Jasilionis, tai jeigu prisijungs Jasilionis, ten iš viso bus didysis trejetas, visus šers išėlės, labai bus įdomu pažiūrėti. Langas yra viena, tikėkime, kad langė viskas gerai praeis, vasarą bus labai įdomu, kaip tas modelis, griežtas modelis, kur tu nesvarbu kas šauki ir panašiai, kaip veiks su tom su superžvaigždėm. Tai pačias, klausiau, ar atsiveš alkotesterį ir svarstyklės, ar žaidėjus. Tai... Valančiūną pasvertą, ne vasarą reikės. Nepraeitų į 12-uką. Jeigu pasvertų, žinai, Valančiūną, tai aš įsivaizduoju, kad ten, jeigu matys, kad kažkas šiek tiek, ar skersadė, ar ką, įsivaizduoja, ateina į Rūbinę per ilgą pertrauką Kleizą, Pačiasas ar Kurtis. Žiūrėsim, ar bus tų fizinių bausmių, ar ne. Aš įsivaizduoju, kad jie vis tiek yra protingi vyrai, taip mes juos visi piešėme kaip žiauriai griežtus, bet jie supranta, kur jie patys atsiduria. Jie yra vienas bendravimas su vienokio lygio žaidėjais, kitoks bendravimas su kitokio lygio žaidėjais. Tas pats Šaras irgi prisitaiko prie vienų, prie kitų žaidėjų ir manau, tą bendrą kalbą jie prieis, bet visas kaip tas konceptas atrodys naujo štabo. Aš džiaugiuosi, kad Kurtinaitis vis tiek ištaisyta tą neteisybę, kai jis negavo to darbo 2010-ais, ten kai Kemzūrė perėmė vairą. Kažkiek atrodo tas perėjimas vėluoja, bet matant tą dabartinę situaciją Lietuvoje, tai Kurtinaitis manau, kad toks pasirinkimas logiškas į šią dieną, ką turim ir galim turėti. Tai aišku, mano draugas, aš kitaip negaliu. Tu kitaip negali sakyti. Ir žiūrėk, pasikelsiu savo šiek tiek uodegą, mėgstu girtis. Mes žinom. Kai anksčiau kalbėjau su Rimu ir sakau, ką galvoja apie savo asistentus, trenerių štabą ir pasiūliau jam Mantą Šernių. Jaučiau, kad su Jonava gerai pradėjo sezoną, sako, visai geras variantas. Tai 100% negaliu sakyti, ar jis ten paklausė, ar buvo numatęs, bet kažkaip labai... Ir aš Jonavoje komentuodamas, aš sakau, man tai jau skambino Kurtis. Sakau, ne, aš nieko nežinau, ką tu čia nesąmonė, sako, kalbi. Bet greit paskambino ir pakvietė. Ir manau, kad tai labai geras pasirinkimas. Šernius geras, mane pasiūlyk. Kažkur prisidėsiu irgi. Taip, tai aš irgi save siūlau, sako, reikia rankšluočius padavinėti, ant tašės panešioti ar vyram nugarą patrinti. Kažką dėl Lietuvos. Reikia. Tai turbūt apie šitus dalykus aptarėm, pereisim prie šios savaitės prognozių, įmėsim, kaip ta mūsų taškų skaičiavimo sistema atrodys, daugiau mažiau kas mėnesį aptarsim, prisiminsim, ką nusišnekėjom, ko nenusišnekėjom, bet kadangi tai yra pirma mūsų laida, tai neturim ką palyginti, tai nusprendėm pasižiūrėti, ką mes praėjusį mėnesį savo laidose prognozavom ir išsirinkom tokius didesnius nusišnekėjimus, didesnius pataikymus. Tai... O dėl prognozių, gerai, toj pasakysiu, kad siūlykit savo variantus, tarkim, mes su Jonu lažinsimės ir kas pralaimės, kokia tam turi būti bausmė, ar ne? Iš ko mes lažinamės? Tiškevičius Kleiza iš pinigų, aš pinigų neturiu, tai siūlyti iš karvės, bet žiūrėjau vakar. Aš kitau pralošęs karvę, atsimeni, pernai negražinau. Karvutę saldainių prisipirkęs, namie net nežinau. Vakar karvių kainą žiūrėjau, skelbiu LT, tai ir 8-900 eurų, buvo, bet ir 1500 didelio veršingumo telyčia, 1500 eurų. Tai žiūrėk, darbo netekai, gal ūkininkų taptum, karvę gavęs. Aš daugiabutį turiu didelį balkoną, manau, kad tikrai galėčiau laikyti. O kiaulės, pavyzdžiui, kiaulių vakar kaina 3-5 eurai, o aš kiaulieną... Kiaulė po 5 eurus? Taip. Gyva kiaulė? Taip. Eik tu savo. Tai mes brangiau perkam jau nebegyvą kiaulę. Tai va, tai aš galvoju, gal iš kiaulės, pasiūlys žiūrovai ir žinom tos lažybos, jeigu aš pralaimėsiu, svaršiu, gal ten nuogas pereisiu per Vilniaus senamiestį, bet nuogam nepadaru, gal su kojinėm. Žiūrėjau, yra įvairių variantų. Aš tikiuosi nepralaimėsiu, tai siūlykit, Vaidas padarys, o jeigu aš jau pralaimėsiu, tada galvosim kažką. Bet man ramu, kad aš vis tiek užimsiu garbingą antrą vietą. Tai čia nieko baisaus. Dėl nusišnekėjimo jau vieną minėjau, prognozavau Ryto pergalę. Prognozavau 3 Žalgirio pergalės, dabar buvo iš vis 3 pralaimėjimai, bet matai, aš nenoriu pykti su Žalgiriu, žinai, jau neleidžia LKL komentuoti, dar po to į Žalgirio areną neįleis ir... Tu nori būti tautos draugas. Taip, dar Žalgirio fanai sumuš, dar mane apskritai Kauną neįleis, tai čia buvo toks ir... Mano, žinai, nusišnekėjimas, koks buvo didžiausias, numeris 1 nusišnekėjimas, prognozavau Neptūnui pergalę Klaipėdui prie Žalgirį.
ten viskas baigėsi 97-70, tai čia mano tokia didžiausia šio sezono gėda, bet yra dar ir daugiau. Rytas prie Žalgirį, prognozavau, kad Žalgiris laimės 6-7 taškais, sakiau, kad bus daugiau gynybinis mačas, bus didesnė motyvacija pas Žalgirį, viskas gausi atvirkščiai, kad pirmą pusę Rytas triuškino Žalgirį ir galiausiai viskas baigėsi 91-88. Ir dar kitas dalykas, ką aš prognozavau prieš sezoną, sakiau, kad paskutinį Eurolygos reguliariajame sezone liks Paryžiaus klubas. 18 vietą, kad užims. Čia gėda. Tai aš irgi panašiai būčiau sakęs, būčiau sakęs 17, arba kad paskutinė, bet mes, žinai, dar jauni esam, manau, ypač aš jaunas, tai tikrai pasitaisysim. Bet dar pagarba tau, kai tu prognozavai Vilkų pergalę prieš Žalgirį. Ir prieš Žalgirį, ir prieš Rytą. Abu šitus pataikiau, o Eurolygui dabar yra 10 turų praėję, Žalgirį žinai, kiek pataikiau baigtis? 9 kartus. Vienintelį prašoviau, kad jie laimės prieš Paryžių, sakiau, kad jie laimės, pralaimėjo. 9 iš 10. Tai šis sezonas tikrai reikia pasigirti kol kas, bet prasidės laida, aišku, pradės suklysti. Lenkiu prieš tave žylą galvą, bet matai, aš kartais tyčia stengdavausi neatspėti, kad tu atsipalaiduotum, žinau, kad su tavim reikės varžytis, pagalvotum, kad aš silpnas konkurentas ir atleistum vadelės. O šiaip kokių komentarų esi ryškiausių tokių gavęs, nes, pavyzdžiui, kai aš prognozavau Vilkų pergalę prie Žalgirį, tai man pasiliejo tiesiog į asmeninę žinutės, kad kažkas toks yra noks. Oi, aš kiek gaunu, sakau, ten, nors sakau, pagal horoskopą avinas, bet ten asilų visi vadina, žinai, dar riebesniais žodeliais. Kur aš čia dar apsikeulinau labai smarkiai, bet visur su Vilkais grybą pjaunu. Su Juventusu prognozavau Vilkų pergalę, kad įmes 9-6-8-8, tai vietoj 9-6 Vilkai įmetė šiam 7. O dėl Vilkų Žalgirio, kur tu atspėjai, tai aš turiu pasteisinimą, nežinojau, kad rinkėrio nebus. Aš irgi nežinojau. Tu irgi? Aš irgi nežinojau. O supranti, Saboniuko, per geras žmogus, jis negalvo, vir trenerių niekad gal negali. Tiesiog jo turi šiek tiek bijo trenerių, grinai visi tiek. Gali, kodėl, žiūrėk, Tomas Įsalo, kaip jisai pakėlė Paryžiaus klubą, išvažiavo į NBA aplinką. Tai daugiau NBA aplinkos žmogus, visai kitokios sistemos. Mes esame įpratę prie tokių griežtų rankų trenerių, bet dabar pastaruoju metu tas šio laikiškumas keičiasi kartos, kažkiek gal jau ir gali būti tokie treneriai. Ne, tai taip, jeigu Šaras nueitų į NBA labai galėtų būti. Ir pradėtų rėkti. Tai va. Lebro. Tai be šansų. Tai Šarui dėl to labai sunku NBA. Tai va, dėl ko nueina tokie Tomas Įsalo, kur tikrai nėra kažko labai ypatinga, dar Europai buvo įrodę, bet jų toksai treniravimo stilius, kuris tinkamas NBA aplinkai. Tai nėra vieno gero kelio. Žinai, dabar pažiūrė NBA, aišku, koks Vyšniauskas Rytis man prieštarautų, bet labai daug komandų žaidžia labai primityvų krepšinį. Kad ir tos komandos, kurios daro daugiau derinių, tai tie deriniai vieną kitą užtvarą ir žaidimas vienas prieš vieną. Ten, aišku, spacingas, išsidėstymas yra svarbiausia puolime, bet man Eurolyga tikrai įdomiau žiūrėti. Matai, NBA reguliario sezono mačą, manau, kad Rytis pripažintų, kad nėra tas produktas, kurį labai smagu ir įdomu žiūrėti. Viskas tam prasideda nuo atkrintamųjų. Atkrintamosios jau visai kitas krepšinis ant žaidžiamas, nėra palyginami dalykai. Nu, ką turbūt pereiname prie įdomiausio dalyko, pereiname prie prognozių. Kas savaitę, kas mėnesį susitikę visi išrinksime po 3 savo rungtynės, tai iš viso 6 mačus, 6 mačų baigtis tikslių rezultatų prognozuosime, taškų sistema bus įmesta, taškus suskaičiuos mūsų kalkuliatoriai ir žiūrėsime, kaip čia mums seksis. Tai šią savaitę aš atrinkau 3 mačus ir mano visi 3 mačai nuo Eurolygos, aš kažkaip galvoju, kad daugiau būsiu prie Eurolygos žmogus, tu Vaidai paimsi tą kitą pusę, paimsi LKL, paimsi tarptautinius kitus turnyrus. Tai pradžiai turbūt pradedam nuo Crvena Zvezda prieš Partizaną, serbų derbis, pataikom labai gerai šią savaitę, ką prognozuoji? Tuoj pasakysiu, Partizano sudėtis, čia jau nepalyginamai silpnesnė negu praėjusį sezoną, atrodo, jų biudžetas lik nesumažėjo, bet taip pasirinkti sudėti, niekas apie Panterį net į tą pusę nekompensuoja, kai dar Lidėjaus, nebėra Smailagičiaus, Kaboklo, Kaminskis tas pats buvo, dabar 6 pralaimėjimai iš eilės, aš net Obradovičius, aš manau, nieko nebeišspaus iš jų šį sezoną, o Crvena Zvezda kaip tik sustiprėjo ir šį sezoną išvyko ir Monaką, įveikė Fenerį
Žodžiu, bet kadangi tai yra Belgrado derbis, principinis, kažkiek įtampas lieks, tai aš prognozuoju, kad ne visai lengvai laimės Crvena, bet 7 taškais 75-8. Šiaip aš ne visai sutinku, kad sudėtis labai prasta Partizano. Manau, kad jie kelis žmonės prašovė. Tai Dwaynas Washingtonas visiškai nepateisina lūkesčių, bet Karlikas Jonesas jis įsižais. Mes žinome, koks jis rimtas buvo Pietų Sudane. Tai turėtų būti lyderis. Nėra pozicija Kevinui Panteriui, bet matėme, kad jau vieną mačą turėjo aplink 3 dublį. Tai Rikas Jonesas irgi atrodo įspūdingai priekinė linijoje. Manau, nuvilė Brendonas Deivisas, kurio kreivė žaidimo vis krenta ir jau tos geriausios dienos tikrai nebegrįž. Sterlingas Braunas įsivažiuoja, bet šiaip iš esmės Partizanas pakeitė visą savo komandą. Ta padarė Erginas Atamanas, pernai jie atsiminkime Panathinaikosas, kaip atrodė iki naujų metų ir kaip jie atrodė po naujų metų. Tai kai tu pakeiti visą komandą, net ir kai tu esi Želko Bradovičius, nėra lengva visą veikiantį mechanizmą sulipdyti. Tai tie pralaimėjimai didžiąją dalimi Partizano buvo paskutinėm minutėm ir aš Partizano šansų nenurašau, aš dar juos matyčiau įkrintamosiose, daug išbarstyta, 2-8, labai daug išbarstyta. Rimtai, aš nematau ten potencialo. Pagyvensim, pamatysim. Pamatysim, bet aš sakau, aš dar jų nenurašyčiau. Prognozuoju Crvena Zvezda pergalę, vis dėlto priešiška atmosfera, ten derbiuose labai daug lemia, kas namuose, kas išvykai žaidžia, tai mano prognozija, kad Crvena Zvezda laimės 86-82. Tai tavo nuomonė vyks atkakli kova. Crvenos, aišku, jėga gynėjai, McIntyras, Kenanas, Nedovičius, Dos Santosas, jie išeina ir Teodosičius padalina pasiuko, aišku, Kaliničius iš puolėjų, tai ir, aišku, labai Molombojaus trauma. Petruševas įspūdingai pasijungė. Bet Petruševas tai pasijungė, kai pasveiks Bolombojus, tai aš matau Crvena Zvezda net pirmam gal 8-tukė, ne tai, kad 10-tukė. Tai jiegi net Motley norėjo, bet Motley neišleido FIBA kontraktas. Taip, tiesa, gaila labai Roko Giedraičio, priversta žaisti, nes dažnai ne savo pozicijai 4 numerių, bet taip sukomplektuota komanda, kad jis nori užbaiginėti atakas, būti su kamuoliu, taip, kad Rokas Giedraitis, užsidirbs pinigų, bet šį sezoną, kiek tai vidurkis, 3 taškeliai, 2 naudingumo balai. Ir nieko gero nesišvečia, ten viskas perpildyta. Sudėtis šiaip nelogiškai sudėliota, labai daug gynėjų ir visiškai tuščia priekinė linija, tai dėl to ir žaidžia 4 numerių. Gerai, einam toliau, dar vienas mačas iki Žalgirio, dar spėsim prieiti, mano antrasis mačas savaitės, Bayernas prieš Barceloną, viskas vyksta Miunchene, Bayernas, kaip Šaras sakė, šiuo metu vienintelė komanda, kuri gerai žaidžia Europoje. Taip, Bayernas namie šį sezoną 5 pergalės, 0 pralaimėjimų. Ir įspūdingas puolimas. Kaip atrodo Edvardsas? Karsenas Edvardsas dėl ko sužibėjo, aš stebėjau į Fenerbahčei. Šaras mėgsta kažkiek į rėmus įsprausti, o jis toks žaidėjas, kuris visiškai... Tai jis dar prie Įtūdžio buvo. Prie Įtūdžio, teisingai. Ir kažkiek, o čia jis gauna visišką laisvę. Aš iškart, kai jį pamačiau, tai vadinau futbolininku, dėl jo įdomios formos kojų, bet akurat paguglinau buvęs. A ne? Futbolą žaidė. Amerikietišką ar sokerį? Gal sokerį, bet nežinau, futbolą. Tai neįlinis žaidėjas, labai tvirtom kojom greitas, kai pataiko 3 taškius ir, sakau, kosmosas ir Gordonas Herbertas atlieka fantastišką darbą, Barsa jau be Laprovitolos šį sezoną, bet aš, jeigu noriu prieš tave laimėti lažybas ilgalaikėj perspektyvoj, tai aš daug kur rizikuosiu ir pateiksiu netikėtų prognozų. Tai gali dar labiau ją pačiai. Arba dar labiau ją. Bet matai, Bayernas dar pasėmė Onuralpą bitimą. Neaišku, ar jisai bus, kadangi Šaras sakė, kad jisai vyks į langą, neaišku, ar pirmosiose rungtynėse padės turkams, bet bitimas prieš išvykdamas į Čikagą, jisai Europos taurėje buvo įspūdingas žaidėjas. Kai yra traumuotas Lučičius, Gifajaus aš jau net nebeskaitau kaip Eurolygos žaidėjų, tai bitimo ta nauda šalia Edvardso, šalia Neipero, šalia Devino Bukerio, šalia Veilerio Babo, man Bayernas viena simpatiškiausių komandų Europoje ir Gordy Herbertas, jisai kaip žaidė su Vokietijos rinktinė, parodo, kad tas rinktinėse krepšinis demonstruojamas šiuolaikiškas, gali būti laimimas ir Eurolygoje, tą patį demonstruoja ir Paryžius, tokį krepšinį žaidė ir Miunchenas. Tai aš esu vienas didžiausių bavarų fanų šį sezoną. Žaidžia uraganinį krepšinį
Ir Barsas, sakau, 103 taškus praleido prieš Paryžių namie, bet aš vis dėlto, kadangi, kaip tau sakiau, rizikuosiu ir čia bus netikėta mano prognozija. Beje, žaidžia dvi rezultatyviausios Eurolygos komandos. Jis yra Barsos pergalė per plauką po dramatiškos kovos. Negali Bayernas visko laimėdami 8-5, 8-1. Tu tokia, ne? Gerai, aš su Bayernu, aš Bayerno fanas, 90-84, bus vėl labai rezultatyvu, nieks nesustabdys Bayerno puolimo. Edvardas, sakau, vėl spindės. Nu, pažiūrėsim. Nu ir ką, mūsų paskutinis desertas iš mano pasiūlytų prognozių, tada eisim Vaidai prie tavo. Žalgiris prieš Panathinaikosą, Eurolygos čempionai Kaune, be Ergino Atamano, Erginas Atamano su Turkijos rinktinė, neaišku, kaip tu sakai, Tautvydas Sabonis nepakeitė gerai trinkierių, dabar bus Serelis, kuris trumpai treniravo Pavo dar Radoninčiaus sezone, tada Marius Grigonis prie jo atsigavo. Serelis tikrai neblogą patirtį turintis treneris, bet aišku, kaip pagrindinės komandos žaidėjai, neturėdami savo vyrtrenerio, neaišku, kaip reaguoja. Dažnu atveju tai būna atsipalaidavimas. Tai aš čia irgi galvoju, kad bus staigmena. Man šapnuojau tą kuždą ir sapnavau šiandien, kad Žalgiris laimės. Tai mano rezultatas Žalgirio naudai. Galvoju 8-1-7-9 ir 8-1-80, gerai, 81-79, aš galvoju, nebus 4 pralaimėjimų iš eilės. Pavo, matom, yra dažnai kiaura gynyba, namie praleido labai daug virš 90 prieš Olympiakosą, yra silpnų vietų, reikia atakuoti Kostas Luką ir 1-1 ir priversti jį susikeis ginamaisiais, tai ta pati kalba apie Kendriką Nanas 1-1 ginasi geriau, bet priversti jį keistis ir išnaudoti šitas pranašumo situacijas. Matai, kas su Panathinaikosu yra, jie pradėjo sezoną labai atsipalaidavę. Jie Eurolygos čempionai, jie pasipildė maksimaliai, kuo tik galėjo, atrodo sudėtis, Los Galaktikos, kai buvo Realas sukūręs futbolę, tai dabar Panathinaikos Europoje kažką panašaus kūrė ir jie tikrai šį sezoną sužaidė tik 2 rimtus mačus, kurie buvo rimtai nusiteikę. Stambule prieš Fenerbahčę ir kitas Graikijos derbis, kurį pralaimėjo prieš Olympiakosą. Bet iš esmės tai yra komanda, kuri žino, kad mes žaisime atkrintamosius ir ten reikės rodyti savo krepšinį. Kostas Lukas jau pasiekė tokį karjeros amžių, kad jisai gali rinktis, kada jam reikia sužaisti gerai, kada nereikia. Bet vis tiek Panathinaikosas net ir atsipalaidavęs yra beprotiškai gera komanda su Kendriku Nanu, turbūt individualiai stipriausių žaidėjų Eurolygoje šiai dienai. Matijasas Lesoras, nematau, kad Žalgirį gali jį sustabdyti, kad ir koks Dansonas stiprus, Lesoras lips per galvas, Juancho Ernagomesas kokį sezoną žaidžia. Nu, ten iššauti gali bet kas ir ypatingai manau, kad Žalgirio atmosfera, Žalgirio arenos atmosfera motyvuos žaidėjus. Žvaigždės labiausiai būna motyvuoti prie tokių atmosferų ir tai galbūt net pakis Žalgiriui koją. Aš prognozuoju Pavo pergalę 85-77. Taip, kuo aš dar argumentuosiu, kad Žalgiris gali laimėti. Panathinaikos išvykose, pateiksiu skaičių, žaidžia nepalyginamai silpniau nei namie. Jie išvykai pralaimėjo Paryžiui, pralaimėjo Realui, o kur išvykose laimėjo, skirtumas buvo nuo 4 iki 5 taškų, net prieš Albą. Buvo ten labai atkaklios kovos, plus, kaip tu sakei, nebus Atamano, Grigonis traumuotas ir neaišku, kaip Lorenzo Braunas žais praeitos rungtynėse. Neaišku. Tai va, jis praeitos rungtynės nežaidė. Slukas kol kas nelabai panašus į save, tik po 7 taškus pelno. Osmanas irgi nusivylimas, net 6 taškų vidurkio nerenka. Mitoglų irgi šnykęs 4. Juancho užėmė jo vietą. Kažkiek Juancho, bet jis irgi nemanau, kad stabilus žaidėjas. Tai... Vaidai, jeigu tu būtum treneris, tu būtum labiau Atamanas ar labiau Šaras? Gal labiau Atamanas. Patinka tau ne Atamano stilius? Aš mėgstu irgi pasiskeryčio. Bet nebūčiau toks, o iš tikrųjų man apie Atamaną pasakojo. Jis net nustebau, kad jis toks emocingas, atrodo bendrautis, bet sakė, iš tikrųjų Zanuda už aikštės ribų visiškai, absoliučiai nebendrauja su jokiais krepšininkais,
Tai Micičius pasakojo, kad jisai per 4 metus neturėjo jokio pokalbio su Tamanu, jokio pokalbio, tik tais aikšteliai. Neįtikėtina. Tai vadinasi, gal komandoje vis mes sureikšmėm tą mikroklimatą, gal tai nėra svarbiausias dalykas. Nėra, jeigu žaidėjai tokie surinkti, tai tiesiog tu nereiktų mikroklimato. Tai va, mūsų tokios 3 prognozės, dabar Vaidai perinam prie tavo išrinktų rungtynių. Paryžius, galim sakyti, kraščiausia Eurolygos komanda, didžiausia šio sezono, taigi viena 6 pergalės iš eilės, bet Efesas dabar irgi be Larkino, 2 kart laimėjo iš eilės ir prieš Jalą išvykoje, aš manau, kad labai bus atkakli kova, labai daug žaidimo 1 prieš 1. Tose rungtynėse Efesas neturi aiškaus lyderio, neturi tokio kaip Šorcas, bet ir čia gal kai kam netikėtai spėju, kad Efesas laimės po bainirtingos kovos 8-7, 8-3. Nepasakyčiau, kad labai netikėtai, aš FSA irgi turiu. Tuo pat metu praktiškai žaidžia Paryžius kaip ir Lietuvos rinktinė, tai Šorcas jo pasirinkimas, manau, kad klubas tikrai neišleis, bent jau į tas namų rungtynės, galbūt Šorcas į Klaipėdą atvyks, bet mano prognozija, kad Anadolu Efes labai, aš esu buvęs toje arenoje, kurie žaidžia ir kai ten užsikūrė, kai geri mačai, jie ateina į tas rungtynės, kai užsikūrė yra varžovai, tai Paryžius būtent toks dabar yra, ten žaisti yra labai sudėtinga. Ir Anadolu Efes pastaruoju metu kažkiek pagauna ritmą. Man Mijatovičius kaip treneris kol kas dar neatsakė, kas tai yra kaip treneris, bet aš prognozuoju irgi pergalę su namie 9-4-8-8. Labai panašiai. Na ir ką, Lietuva prieš Makedoniją, Šiaurės Makedoniją, 2 rungtynės. Čia prognozuoti labai sudėtinga. Mes nežinom pirmosiose rungtynėse, tarkim, Dimitrievičius atvyks ar neatvyks, gal jūs kai žiūrėsite jau šią mūsų laidą, jau žinosite šitą faktą, bet aš manau, kad išvykoje bet kokiu atveju lietuvių... Sukilo biškį. Mėgstu pariaugėti. Tai bet kokiu atveju bus, aš manau, nelengva. Makedonai visai neblogai puola, sakau, susižaidė, dauguma žaidžia tam Skopijos komandai, keli ten MZT, kiti Rabotnički ir dabar visi moka žaisti tą krepšinį. Ten maža salė, žiūrėjau su estais, tokia maža salė, didžiulis triukšmas, lietuviai nelabai įpratę žaisti tokiose arenose. Panašiai kaip Sombatėjus, ne? Sombatėjus ir didesnė, tokia erdvesnė salė, ten šiek tiek man Daržinė panašu, kurie žaidžia Makedonai. Tai aš manau, kad... Tai kaip džipas? Nu, gal kažkas tokio. Ne. Aš manau, kad jie priešinsis kokius 3 kėlinius ir paskui padus, nes jų gan trumpas atsarginių tikrai yra žaidėjų suolas. Ir manau, Lietuvos pergalė 8-1 šiam 8. Nu gerai, aš tai sakau, kad bus sudėtingas mačas. Nežinau, ar bus Dimitrievičius, nežinau, ar bus Šortas, jeigu nebus, bus Tihapas, bet vis tiek lietuviams nauja komanda. Aš nematau labai daug talento perimetre, kas 1 prieš 1 sužaistų Lukas Lekačius, jeigu bus tada gerai, tai bus sprendžiantis daug žaidėjas, bet mano prognozija sunki, lietuvių pergalė 79-75. Dabar 2 rungtynės Klaipėdoje, ten jau tikrai bus Dimitrievičius, gal net Šortas, bet manau, kad gal Hapa rinksis Makedonai ir Klaipėdoje, manau, ta kužda, kad bus netgi sudėtingesnės rungtynės. Tačiau vis dėlto Lietuva iškovos pergalę sunkia 78-72. Nu, aš tikiuosi Klaipėdą irgi pergalės, pats vyksiu į Klaipėdą. Būsi tu, Vaidai, Klaipėdai? Nu, Bardaką gal atidarys? Klaipėda pavojingas miestas, daug naktinių bibliotekų, tai gali per ilgai užsiskaityti. Ten tave įtraukia jūrą, įtraukia į jūrą, į liūną, jis ten įtraukia. Gerai, aš irgi prognozuoju Lietuvos pergalę, aš manau, kad ten viskas bus ramiau, vis ir gali 86-73 Lietuva laimė ir iškovoja abi pergalės praktiškai Europos čempionate, užsitikrina vietą. Taip, ir dabar perikim prie ekstra prognozės. Bonus spėjimas, kas mėnesį susėdę mes spėsim vieną tokį pateiksim savo ir dar papildomų taškų galėsim gauti, bet tai yra spėjimas, kuris nėra labai aiškus, kuris veikiau neįvyks negu įvyks, tai gali pradėti su savo.
Taigi, ekstra prognozė, turėjau įvairių variantų, bet gal šausiu tokią. Žalgiris labai blogai metų tritaškius Eurolygoje, bet šį kartą Žalgirio arenoje bus platesni lankai mače su Panathinaikos ir Žalgiris tritaškius mes, maždaug 40% taiklumu, 39, 40 ir 40. Nu, tai sakai 40 viršis. 40 ne, arba lygiai 40. Gerai, tinka. Aš čia negaliu nieko pretenduoti. Režisierius mūsų laidos nustatys, kiek tu taškų gali gauti už tai. Mano prognozija yra tai, kad per šitą artimiausią langą Mindaugas Kuzminskas bus rezultatyviausias rinktinės žaidėjas. Kiek vidurkis maždaug bus? Nu, aš manau, kad 16 taškų kažkas tokio suksis. Labai lygi rinktinė, labai daug gerų ketvirtų numerių, Lisevičius su Bendžiu, matom, kaip Italijai žaidžia, bet Kuzminskas veteranas ir manau daug suksis žaidimo aplink jį. Aš galvoju, kad net Lekavičius bus rezultatyviausias. Nu tai ką, turbūt tiek, jūs komentuokite, patys prognozuokite, pasakykite, kaip čia mums kas pavyko, kas nepavyko, kas įdomu, kas neįdomu. Nepamirškite subscribinti šito kanalo, kas mėnesį Vaidas užsuks pas Lekšą į svečius ir bandysime toliau judėti, taip kad šiandien pirmas kartas ir iki kitų.